Kaip ir minėjau anam video, kad dosnumas yra finansinės gerovės priežastis ir pagrindas yra tame, kad viskas, kas žmogus turi aplinkui, jisai sukūrė pats, mąstydamas, tardamas ir darydamas. Ir karmos tokia yra savybė, kad jinai yra lėtai pasireiškia. Ir taip vadinamas karminės sėklos, jos gali būti ir egzistuoti. Ir jinai neišdygsta čia ir dabar. Tam, kad pasirodytų rezultatai, reikia laiko. Ir tą laiką galima greitinti. Tai yra mąstydami, sakydami ir darydami gerus darbus, mes sodinam karminį sėklą ir mes galim ją greitinti. Čia yra labai gera žinia, todėl kad mes galim dabar patys, žinodami šitą informaciją, veikti. Nes kitaip šitame pasaulyje labai sunku susigaudyti, kas iš kur ateina. Mes galvom, kad viskas yra atsitiktinumas. Pikti žmonės, kurie ateina ten aprėkia tave, yra atsitiktinumas. Nelaimingi atsitikimai, skurdas, atsitiktinumas. Čia dėl to, kad aš gimiau šitoje šalyje. Pasirodo, pagal karmos dėsnius visą realybę mes kažkaip sukūrėm patys. Ir čia yra gera žinia, kad mes dabar galim kažką daryti ir įtakoti tai. Nes paprastai gyvenam, mes galvom, kad viskas atsiranda atsitiktinai ir mes kažkaip gindamiesi kažką darydami, nematom rezultatų. Ir tada pasirodo, kad pasaulis gan šiurkštus, kur gyventi yra nesaugu ir kiekvieną akimirką tu gali atsidurti silpnume, tu gali atsidurti skurde, kažkas tai gali atsitikti tokio nemalonaus ir kad išorinis pasaulis stipresnis ir agresyvesnis ir tamsesnis, o tu kaip bejėgis padaris nieko negali padaryti. Pasirodo, mes galim įtakoti ir dabar mes galim pradėti daryti pirmus žingsnius.